Teikėme sprendimų projektą dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Visuose komitetuose šioms gatvėm buvo pritarta išskyrus aplinkos apsaugos komitete. Dėl to mes tas pastabas valdybės administracijų išnagrinėjome ir kai ką pat norime patikslinti vis tik. Tai šitaip. Pirmu klausimu, kadangi čia yra Mokolų kaimo gatvėje suteikiamas Vėdrynų gatvės pavadinimas, noriu pagarsinti, šiek tiek patikslinti. Pavadinimų gatvėm, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašų antros dalies 5 punktas šitaip rašo. Savivaldybės taryba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo suteikia jame numatytoms naujoms gatvėms pavadinimus. Šiuo atveju dabar tai yra Vėdrynų gatvė. Praeitais metais yra parengtas žemėtvarkos projektas ir jis yra patvirtintas. Tai jau daugiau praėjo kaip 3 mėnesiai, kai mes privalom, kadangi ten yra suformuotas gatvės sklypas, privačiam sklype mes privalom suteikti gatvėje pavadinimą. Tai pirma. Mes taip pat, ten buvo klausimas, kad privačiame sklype savivaldybė turi finansuoti gatvės arba kitų komunikacijų įrengimą. Tai pakėlėme dokumentus to žemėtvarkos projektų ir štai aš tuoj pagarsinsiu kitą reikalavimą. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimai išduotas 15 metų rugpjūčio 4 dieną. 4 dalies 4 punkte štai kas parašyta. Projektų įgyvendinimas, nekilnojamo turto savininkas, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, reikalingus kitos paskirties žemės sklypui eksploatuoti, nutiesia, perkelia, demontuoja ar išplečia savo lėšomis. Tai noriu dar taip pat administraciją, kadangi jūs siūlėt dar sykį pasitikrinti, mes ieškom tokio teisės akto, kad, sakykime, privataus žemės sklypo savininkui būtų galima skirti lėšas va šitų komunikacijų įrengimui. Tokio teisės akto nėra. Gali savivaldybė skirti lėšas tik tai valstybinės žemės suformuotiems sklypams ar gatvėms, komunikacijoms įrengti. Šitų dalykų prašau nemaišyti. Prašau klausimų. Tai dar ir kitą aš turiu pasakyti. Dabar suprantat antras, suteiks Šunskų kaimų, Karužų kaimų bevardį. Plynės gatvė, Šunskų kelio gatvė. Šunskų kelias yra suformuotas, jis pratęsiamas Karužų kaime, jokių ten nereikia įdėjimų daryti. Plynės gatvė yra privačiam sklype ir tas kelias yra suformuotas jau tarybiniais laikais, dar anksčiau. Jokių čia įdėjimų negali būti ir šito nereikia painioti. Trečias klausimas. Svirnaviečių kaimo Vyturių gatvė. Kelias senai yra suformuotas ir Vyturių gatvė mes tik pratęsiam. Jokių investicijų čia nereikia dėti. Ir 4 punktas yra Kuktų kaimo bevardė gatvė, Dybakalnių gatvės pavadinimą. Mes negalėsime įregistruoti Dybakalnių kaimo kapinių, jeigu nebus šita gatvė šiandieną suteikta. Ir negalėsime įvykdyti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 metų nutarimo dėl žmonių palaikų laidomų įgyvendamų teisės aktų įgyvendinimo. Tai, kad siūlau tikrai suteikti šitas gatves ir daugiau nemaišyti administracijos tokiais klausimais. Tai daug draugas administratoriau, tai sykį baig mūsų taryba klaidinės. Tu vėl rašai Mokolų kaimo bevardai. Te pieva, jokios gatvės ir kokiai bevardai gatvė. Kad bus gatvė, jeigu gims vaikas įkrikštinam. Bus gatvė ir suteikiame pavadinimą. Dabar nėra, ką jūs nusėdam į mašiną ir važiuojam, pieva. Ką yra, kažkas nupaišė žemėtvarkoj pagal savininko, nori išparceliavo sklypus į 20, dabar suteikit taip lygiai kaip Trakiškiuose, Trubiškiuose. Pas jūs. Dabar ateina duokajelę, neina pravažiuoti, neina viską, irgi lygiai tokiu pačiu. Bevardai, irgi suteikė, bevardai gatvė. Mes nepatikrinom savivaldybės taryboje,
pasitikėjim specialistų, aš už šitą klaidinimą vis tiek priimsim priemonės. Negalim klaidyti, bevardai gatvai. Aš suprantu, gatvėje yra, tik be vardo. Tai suteikiam, nesame. Ką? Tai priimsim tą, tik tai išsiaiškinom užvod. Čia garsiai šneka, bet pats neteisingai. Bet merė, ten yra ir bendrajam plane numatyta šitą gatvę. Ir dar sutinku, kad bus gatvė. Komisija negali gatvių komisija atmesti tokio prašymo, jeigu jis yra. Mes neturim priežastį. Jeigu šitą negali, tai kita gali. Mes negali. Kas čia per šneka? Nesamos gatvės turim pavadinimą būtinai ir paskui įsipareigojimai. Te prisipirks sklypus ir sakys, aha, davai makelę, davai elektrą, yra savininkas, jis nori padaryti, parduoti, jeigu padaro gatvę, ima brangiau ar kaip, bet tai turi būti tvarka. Lygiai tą patį daro Skaičiūnuose. Apie 16 hektarų keičia. Bet darosi kelią, darosi vandentiekį, kanalizaciją, elektrą, tai suprantu, pardavinėjai. O čia už žmonių svetimą žemę atsėmė soškai ganyti ir jį dar reikia atėjus čia mano žemės. Tikrai tavo buvo nuosavybė. Dabar, kad nuosavybė, suprantu, tai tegu pasidaro kelią, gatvėje tai yra, o dabar nori, mas negaliu projektuoti. Yra Mokolų kaimas, kas tau neužtenka pavadinimo. Tai ir Mokolų kaimas, jokios gatvės nėra. Tai čia baisiausia šaukėno, ką čia jūs, mes esamą gatvę norim, tai atklaidina specialistai. Prašau. Yra dar toks, o priimtas yra Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. O norėčiau paskaityti jums apibrėžimą. Gatvė, kelias ar jo ruožas esantis miesto ar kaimo teritorijai turintis pavadinimą. Gatvė. Tai kelias yra ruožas. O kas yra kelias? Kelias yra inžinerinis statinys skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelias sudaro sankasą, važiuojamųjų dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, grioviai ir taip toliau. Šito kabus tada duodam pavadinimą. Dabar sugalvojam vidury laukų pavadinimą. Kur ten nentokias kabysi? Kaip? Čia problema tame, kad čia pradeda aiškintis tokius moksleivių lygio klausimus, o projektas guli ant stalo, tarsi jau būtų teisybė. Tai prieš tai reikėjo išsiaiškinti po to. Kad jis apgaudinėjo, pasirodo, ir ne vieną mes te pravarėm tarybų. Jis pasakė, kad čia bevardai gatvė, nugalvojam, jeigu bevardai gatvė, nei vienam netėjo, klausykit, į galvą, kad taip gali būti. Gatvės nėra, o bevardai vadinama. Ne, bus priimta tam tikri sprendimai. Gaila, kad taip specialistai dar skaito ir mus čia nori įvelti, nežinau ką. Ir dar vėliau, tai administracija blogai. Yra, anom gatvėm, jeigu jos yra, aš liepiau išsiaiškyti, tai ir gatvė, irgi tik tai nori pratęs, tai dėl ko? Tai yra davažiavimas, yra gatvė, jeigu yra, tai tą jis pavadino. O jeigu nėra, tai aš kolegos šitą noriu atidėti į kitam posėdžiui, kadangi daug klaustukų nusiūsim žmonės, kompetentingus pasakys. Dabar sugalvojom, kapinės neinu. Kaip nors buvo kapinė 100 metų ėjo, dabar jeigu nesuteiksim gatvės, negalim kapinės būti. Jos tegu būna tos kapinės, ar jos lankomos, ar jos kas te darosi, išsiaiškinsim. Tik aš už tai, kad atidėti kitam tarybos posėdžiui. Prašom balsuoti. Taip, atidėti. Kadangi neparuoštas klausimas, suklaidinta ir reikia išsiaiškinti mažu. Jeigu jau te viskas tvarkoja, tai tikrai kitam posėdį patvirtysiu.